Pagalvoju, jeigu reiktų vėl kraustytis, bet vis tiek reiks kraustytis vieną kartą. Pavyzdžiui, mėnulis gali nukristi ant žemės, nors tolsta nuo žemės. Bet gyvenam ir žvengiam. Ne, matai, aš čia kaip tie kiniečiai sako, aš visą gyvenimą nieko nedirbau. Kadangi tai mėgstamas darbas, reiškia, tai buvo mano ir darbas, ir hobi. Tai reiškia, tai tikrai nepavargau. Žmogų į Anapilį išlydėję jį pažinojusieji, Juliui negailėjo gerų žodžių. Kokį jį prisimenat? Kaip linksma, kaip labai gera, kaip niekada neieškanti žodžio kišenėje, visada mėgo pajuokauti ir labai kalbėdavo visada į temą, niekada, kaip sakoma, į vatą nevyniojo. Aš labai senai prisimenu. Man teko bendrauti ir Užulokio kaime būti. Žodžiu, labai konkretus, dalykiškas vyras buvo. Labai gerai bendraujant su žmonėm. Supratingai mokėdavo paaiškinti viską, kartais kokių, ypač kas liečia savo sritį. Tikrai labai puikiai žinojo viską. Nežinau, tiesiog labai didelė netikės iš metų. Julių Veselką mes kalbinome patys paskutiniai. Apie nevykusiai parištą Andriaus Mazuronio kaklaraištį. Nu ką, kur bėdos? Ponas Juliau, kodėl be kaklaraiščio? Aš ne šuo. Vedžiojimas po miestą. Rimtai jūs šitaip neužsidedate niekados kaklaraiščio? Ne, kartais paviršiu, noriu pavaizduoti tokių boloninių gražių šunelių užsidedu, bet labai retai. O ką galvoti apie tokį kolegos išvaizdą Seimo tribūnai? Kaklaraištis persikreipęs? Tai sako, kad jis ir nelabai mėgsta kaklaraištį, bet ką padarysi, kai libi į tribūną, jam dar norisi užsidėti, man nebesinori užsidėti. Bet vis tiek nemanot, kad vyro kaklaraištis puošia, pavyzdžiui, tarkim, tvarkingiau atrodo? Ne, kodėl tikrai, jeigu šuniukas vedžiojamas už gražios grandinėlės, gražios damos, tikrai gražiai atrodo. Tai kelis kartus per metus užsidėt kaklaraištį? Kelis kartus, geriau paklausk per 4 metus, kelis kartus. Klausiu. Per 4 metus, 3 kartus tikrai buvau užsidėjęs. O gal daugiau, kai eidu į ambasadas visgi užsidedu ir dar pasižiūriu, kad lygiai būtų. Supratau. Ačiū, panas. Nė nenujautėme, kad šis interviu paskutinis. Julius tryško energiją ir nė iš tolo nekvepėjo besiartinančią netektimi. Tikrai labai gerbiu už tai, kad jis turėjo visą laiką savo nuomonę, nebijojo jos pasakyti ir jis man visada sakydavo: Loreta, ir tu taip pat visada sakyk tą, ką galvoji. Išorėje jis visą laiką buvo diktas, aštrus, energingas, toks jis ir liks mūsų atminty. Tai buvo kaip perkūnas iš giedro dangaus, kadangi turbūt tikrai visi buvom tokie. Jis buvo labai linksmas tą dieną ir gerai nusiteikęs. Įtikiu Lietuvos Respublikos vėliavą kaip valstybingumo simbolį, kuriam ištikimai tarnavo jūsų velionis vyras. Julius Veselka buvo tas, kurį visi prisimena kaip smagių plaučių žmogų. Natūralu, labiausiai jo gaila patiems artimiausiems. Man tėtis visada buvo stiprybės šaltinis. Kai man būdavo sunku, aš ateidavau namo, apie bet ką mes pasikalbėdavom ir išeidavau aš daug sutvirtėjusi. O dar namuose jisai buvo daug ramesnis. Jisai mėgo vienatvę, kaip jau per laidotuvę sakė, mėgo miško ošimą, mėgo tą patį lietų. Jisai buvo gamtos žmogus ir valstybė jam buvo vis dėlto svarbiausia. Mes žinojom, kad jisai mus labai mylėjo. Pirmiausia, mes tai jautėm. Žodžiais jisai tą labai retai kartojo. Galbūt pasakė per mano vestuves. Tai svarbiausia jam buvo Lietuvos žmonės ir Lietuvos valstybė. Dangus verkia, bus sunku, bet mėginsim toliau gyventi, mėginsim tą daryti, ką vaikai gal padės. Man turbūt sunkiausia bus. Julius išėjo verkiant dangui, taip kaip verkiama išėjus dideliam žmogui. Bet juk sakoma, išėjus vienam, šį pasaulį pasitinka kitas.
Aukščiausiasis teismas padėjo